Ne, ta prasme, už pačius užsiėmimus aš taip labai ir neatsiminsiu tiksliai, bet jeigu ir buvo, tai turbūt simbolinis mokestis, bet labiau, žinai, nuo nulio tą visą aprangą susipirkti Nu, taip. kainuoja. Tai po to, žinai, kažkas, jau kaip vėliau, tai kas brolio tinka, aišku, kaip jaunesniam tenka padėvėta, padrošta, kažkur ten pirštinės gauni, iš kažkur tą, kažką susiuvo, nu tai va ir taip ir čiuoždavau. Tai sakau, pradėjau pas Krumkačių kelias treniruotės, po to atsirado mūsų amžiaus grupė, tai 90-91, tai Jatkauskas mus perėmė. Nežinau, net dabar bijau sumeluoti, iki kelių metų mes ten pasibuvom, bet vat, kai jau išvyko į Vilnių, tada dar Sidaravičius mus buvo perėmęs. Ten jau vyresnius Mhm. tokius. Mhm. Tai į tris trenerius tu pakeitei iki čia kokio amžiaus maždaug? Tai va čia, iki kol jau į užsienį išvažiavau, nu dar po to Energijai buvo Medvedevas, žinai, jau ten kai su vyrais, bet iki kol jaunimo tarpsnį, tai va šitie trys treneriai. Tai aš Elite prospekte pažiūrėjau, tu išvažiavai į Latviją. Palauk, kaip tai ten buvo, tuoj palauk sekundę. Taip, Elektrėnai Energija, 4-5 metai, tai tau buvo 14-15. Ir Aš tada tu su... Aha. 15 metų aš išvažiavau į Liepoją, kažkaip mano broli paėmė tenais į vyrų komandą, nu tai jau man irgi, kai jaunesniam irgi kažko nors, tai pradėjau prašyti tėvų, kad ir mane išleistų. Bet ten 15 metų, tai žinai, mokslai, viskas, kaip čia tu be mokslo būsi, kaip čia ką, nu bet gal matė kažkokios perspektyvos, sako, nu nuvažiuok, ten brolis pasišnekėjo su treneriai, sako, irgi va, yra jaunesnis brolis, gal galit pasižiūrėti, žinai. Tai va, aš taip atsiradau Liepoje ir po to kažkaip tiesiai net į vyrų komandą mus paėmė. Ten, atsimenu, vasarą jau leido ruoštis su profesionalų komanda, aš ten nuvažiavau, kalbėti mokėjau tik lietuviškai, treneris rusas. Tai pradžiai toks kosmosėlis lengvas buvo, nieko nesupranti, tik tai žiūri, kai koks beždžionė, ką rodo, ką kiti daro. Tai biškai buvo tokio stresiuko, tik tiek, kad va, aišku, tada ir lietuvių dar buvo, mano brolis buvo, berods Lėlėnas Darius, Verenis buvo, tai va, šiek tiek buvo lengviau integruotis, jeigu būtum visiškai vienas, tai iš vis sunku. Nu, bet vis tiek buvo Tarybų sąjunga, ne, palauk, jau Tarybų sąjunga, aš šneku nesąmonės. Ne, nebuvo. Čia nebuvo. Jo, čia, tu vis tiek buvo pakankamai, nu, rusiškai turbūt kažkaip, o kokia ten kalba buvo, ten rusų kalba ar latviškai visi? Ne, nu tai vietiniai gal ir kalbėdavo latviškai, bet ten buvo labai, tas klubas tuo metu toks kaip ir tarptautinis, daug rusų buvo, baltarusų, abu treneriai, vienas rusas, kitas baltarusas, tai kaip ir rusų kalba vyravo, ten latviškai realiai tik tie patys latviai gal tarpusavį kalbėdavo. Bet Elektrėnuose vis tiek, nu, buvo, vis tiek ir mokykloje turbūt mokėsi, mes visi mokėmės rusų kalbą mokykloje, tai turbūt... Nu, vat pas mus nuo, pavyzdžiui, Elektrėnuose rusų kalba, jeigu nesumeluosiu, nuo 10 klasės tik atsirado. Nu, bet tu jaunesnis, matai, negu aš, tai jo, gali būti. Nu, supratau, o kodėl visi ten, būtent į Liepoją visi varė tuo metu? Ir biškai anksčiau irgi... Man atrodo, kad tuo metu tokia lokacija buvo, kad artimiausia vieta, kur tas ledo ritulys būdavo, tos treniruočių lygiai aukštesniam lygiai, negu kažkur dar arti šalia. Ir kažkaip tie patys Latvijai labai, gal, nežinau, mėgdavo tos lietuvius. Gal patogu būdavo, nežinau, bet šiaip realiai pagalvojus, nu tai o kur daugiau tuo metu. Nu taip, bet lygis geras buvo. Ne, nu tai žinai, 15 metų tave su vyrų komanda leidžia ruoštis. Tai ten ko norėt. Nu su vyru, tai jo, tai bet o kaip vyko tas procesas, kodėl, pavyzdžiui, tave kaip 15 metį pastatė su vyrais treniruotis? Ar tu jau buvai labai toksai, žinai, jau geras? Ne, nu tai perspektyvos gal buvo ten geras, tai žinai, tam kaip su vyrai žaidė, tai tu koks bebūsi geras 15 metų, tai čia kaip ir, galima sakyti, su perspektyva tave įima, kad paaugint, kaip ir visur, nu tai ten buvo, ne aš vienas, ir Povilas Verenis kartu su manim, dar ten keli latviai ir, kaip sakoma, turbūt už ausvumus temdavo, matė, kad perspektyvos yra, gal ten mes ne viską darėm taip gerai, kaip ten tie suaugusi, bet davė šansą, kad tobulėtume. Ir jūs ten buvo kažkokia tai kaip šitas, kaip jūs ten, kur jūs gyvenot, kaip jūs ten, ką valgėt ir taip toliau? Tai šiaip baitis labai paprasta buvo, ten Liepojai būdavo toks kaip viešbutis, internatas, visa komanda gyvena vienoje vietoje, ten po 2-3 žaidėjus kambariuose,
Gauni pusryčius, gauni pietus, gauni vakarienę, į treniruotę autobusą nuveža, parveža, tai realiai apie buitį visiškai negalvoji. Nu, reikėdavo realiai tik treniruotis ir rodyt, ką gali. Nes man atrodo, aš kalbėjau su Pijum Rulevičium, tai jisai irgi panašiai, jisai vyresnis už jūsų, ne? Jis jau jaunesnis, jisai porą metų, 2 ar 3 dar jaunesnis. Ai, tai, bet tu su juo ne tik tai rinktiniai žaidėjai, ar nelabai susitikai iš visų jo?